Žymus klaipėdiečiai visuomenės prašo saugoti vaikų gyvybės. Siekdami atkreipti dėmesį į didelį avarijose žūstančių vaikų skaičių, jie net klaupėsi ant kelių. Kasmet per nelaimingus atsitikimus Lietuvos keliuose žūsta ir sužalojami šimtai vaikų. Edukacinio projekto eismo klasė organizatoriai, norėdami atkreipti žmonių dėmesį į šią problemą, surengė akciją, kurios metu siūlė atsiklaupti ir pažvelgti į gatvę mažų vaikų akimis. Ir svarbiausia yra, kad vaikai būtų praktiškai mokomi saugaus eismo pamokų. Tarkim, su šito automobiliu specialiai įrengtų ir paruoštų demonstruoti įvairias krizinės situacijas kelyje, kuomet stabdoma net važiuojant 50 km greičiu ir stabdymo kelias iš tikrųjų pamato vaikai, kad yra labai ilgas. Ir praktika parodė, kad tokios praktinės pamokos žymiai geriau vaikams perteikia saugaus eismo visas tiesas ir esminius dalykus. Atsiklaupti ant kelių nepasididžiavo ir žinomi Klaipėdos muzikantai bei politikai. Vizualiai iš aukščiau matosi daugiau ploto, tai dabar matosi mažiau, jeigu gali pastebėti 3-4 automobilius, manau, prie perėjos, tai dabar vieną. Visų pirma, tai turėtų būti tėvų. Aš suprantu, visos tos priemonės labai gerai ir visi, kas reikia aplinkui. Bet visų pirma, turėtų tėvai galvoti apie savo vaikus ir galbūt vestis prie tų gatvių kartu perėti 18-20 kartų, kol iš tikrųjų išmokytų, kaip perėti gatvę ir kaip pastebėti tos automobilius. Bet nepamirškime, kad tie patys tėvai yra ir tie patys vairuotojai, ar ne? Jie turi nepažeidinėti taisyklių, jie turi tvarkingai elgtis keliuose, tai parodydami pavyzdį savo vaikams po pačių. Ir žinoma, vėlgi mokydami, kad negalima bėgti per gatvę, kur nereikia, kad tai turi būti ugdymas iš vienos ir iš kitos pusės. Aš manau, kad ko gero kiekvienam suaugusiam, ypatingai vairuotojui, aš sakyčiau netgi laikant egzaminus teisėms, ko gero reikėtų padaryti tokią pamoką, kad priklopti visiems judrėje gatvėje, kad pamatytų gatvę vaiko akimis arba tame aukšte, ką mato vaikai, ir aš manau, kad tai turėtų tapti privaloma. Patarti nėra sunku net ir atsiklaupus. Išmokyti vaikus atsargiau elgtis gatvėje kur kas sunkiau. Lietuvos vairuotojų kultūros pasikeitimas būtų žingsnis į priekį mažinant keliuose žuvusių vaikų skaičių. Šiemet eismo nelaimėse nukentėjo 1140 vaikų, iš jų 54 žuvo.